Jis buvo netaisyklingai skaičiuota, gręžime tai yra naujas skyles, kad padarytume naujus pulpelius. Apie greitą jungtį jau girdėjot, o jei ne, paskrolink kelis reels atgal. Ten aiškiai parodom, kaip iš kaušo per minutę gauni visai kitą įrankį. Startas. 14 valandų 15 minučių. Tai šalia tas betons gal nieko nebus, Einorai? Neturėtų. Einoras gręžė 12 skylių, mes skaičiuojam laiką. O tu tuo metu širdelį ir follow, jei patinka tokie testai. Video pabaigoje Einoro įspūdžiai. Pirmą kartą dirbant su Jakpo top modeliu KR38 grąžto priedu. Ar viskas taip lengva kaip atrodo? Pažiūrėk iki galo. Man 20 minučių. Sekės tau skylės mūsų padaryti. Šiaip kaip pirmą kartą dirbant grąžtu, tai tikrai gerai sekės, ganėtinai, manau, greitai išgręžiam tas visas skylės. Dar truputį reikia įgūdžių, kad atgauti tą centruotę, kad tiksliai tiesiai gręžt, bet visumoje tai labai gerai iš tikrųjų. Kiek laiko atsipirktų? Nu, aš nežinau, per kiek laiko su to rankiniu grąžtu gręžia, bet manau, jeigu porom užsiema, tai porą mėnesių yra atsipirkęs dalykas, čia nei nugaros lenkt, nei kilnuot, čia ir greitis ir taupot nugarą.